Sveiki! Ar žinote, koks yra Lietuvoje pats studentiškiausias festivalis? Jei ne, tai tik laidoje Aura sužinosite, kad tai Rafės festivalis, kuris trunka visą savaitę, kuriame vyksta humoro vakarai, kino vakarai, rėdynės bei uždaromasis festivalis, kuriame daug šviesų ir garso. Antradienio vakarą KTU elektronikos rūmuose Rafės studentų atstovybė sukvietė visus juoko ištroškusius studentus į humoro vakarą. Rafės anekdotų ringe susikovė jau visiems nežinomas anekdotų karalius Raimundas Šilanskas ir internete visiems žinomas naujokas Pišius. Dvikovos metu buvo renkamas naujasis vakaro anekdotų karalius. 10 raundų ir tik vienas tapo nugalėtojas. Raimundas Šilanskas dar sykį įrodė, kad Lietuvoje yra tik vienas anekdotų karalius ir 2 taškų persvarą įveikė Pišių. Sekmadienio rytą Kauno vairuotojus nustebino užtverta Radvilėnų plento atkarpa nuo zoologijos sodo iki pat Tunelio gatvės. Čia vyko studentiško festivalio renginys Rafės rėdynės. Riedžio konstravimas tai galimybė realizuoti visas beprotiškiausias idėjas, meistraujant transporto priemonės. Vieni riedžiai buvo orientuoti į greitį, lengvumą, funkcionalumą, o kai kurie kėlė žiūrovams šypseną ir teigiamas emocijas. Tačiau visų dalyvių tikslas vienas – laimėti ir gerai praleisti laiką. Pirmą kartą Kaune tokio pobūdžio organizuojamas rėdynės stebėjo maždaug 200 žmonių. Dalyviai buvo gerai nusiteikę ir atrodė visai nebijojo leistis parengta trasa. Nusileidimas vidutiniškai truko 2,5 minutės. Nu tai sveiki tada. Lauris, varysim dabar pažiūrėti porą filmukų. Gal bus normalus. Jo, aš nieko gero, bet kadangi čia Rafės, patikėkit, bus ką matyt. Va, jau! Nu kągi. 32 Rafės festivalis, tai ką mes galime pamatyti. Pilna žmonių, pagaliau normalus kažkoks variantas čia. Kodėl čia nusprendėte ateiti? Nes tikėjausi, jog bus smagu ir tikrai smagu čia. Super, šaunu. Labas vakaras. Kestai. Jums sunku susifilmavimai. Labai atsiprašom, primerkit biškį akis. Labas vakaras. Labas vakaras. Gerą dieną. Labas. Ko jūs čia atėjot? Reguliuoti eismą. Taigi labai teisingai, patys žiūrėsit filmų? Tai užmėsime akį. Iš tikrųjų, jeigu atvirai, jeigu ką nors galima būtų pasakyti, tai reiktų paklausti pačių žmonių. Ar jums patinka? Jau! Sveiki! Keparai? Nu, kaip leidžiat vakarą? Žiūrim filmą. Ar tikrai žiūrit, nieko nesimato per nežiūrį? Labai geras medis, mums tas medis patinka, iš tikrųjų labiau negu kad tas filmas. Kągi, tai ką, kur mes esame? Rafės kino festivalis. Taip. Šaunus festivalis, šaunus žmonės, kuo daugiaugi trūksta. Matot, kokie žmonės visi pasiruošę, visi švenčia, visiems viskas fainai, nes čia iš tikrųjų yra Rafės kino festivalis. Kodėl tu čia? Pažiūrėt filmą?
Kaip jums festivalis šis? Nu nieko, šaunus, pirmą kartą tenka dalyvauti, bet patinka kol kas. Kaip jums festivalis? Puikiai. Ar tikrai? Taip. Ar patinka jums Rafės kino festivalis? Labai, dažniau galėtų būti. Na kągi, einam dar ką nors pakalbinti, manau. Kaip leidžiat laiką? Puikiai. Ar tikrai? Taip. Gerą vakarą, Rafės kino festivalis, ar jums patinka? Aišku, patinka. Na, ką judam? Iš tikrųjų, tai mane gal prieš valandą pakvietė čia ir aš niekada dar nebuvau čia ir šiaip nesu iš KTU ir galvojau, reikia sudalyvauti. O ar turėtų dažniau vykti tokie festivaliai ir užtenka vieno? Manau, kad galėtų būti ir porą kartų. Vieną penktadienio vakarą vyks. Ar reikėtų daugiau tokių festivalių? Aišku, reikėtų. Ar dalyvautumėt dar? Taip, žinoma. Reikėtų gal žiemos semestrą dar tokį surenkti. Žiemos semestrą su palapinė? Jo, su palapinėm ant sniego, ten karočią, bet svarbu būtų, žinai, Rafesas. Kaip, ar nebaisu? Ne, nebaisu, čia toks aukštis, tai vaikiškas. Smagu? Labai smagu, kviečiu visus studentus pabandyti. Mūsų puikiam restorane pavadinimu Ąžuolas yra 3 rūšių karšti patiekalai. Tai yra baltasis rusas, kruvinoji merė arba čakas norisas. Baltasis rusas yra klasikinė, paprasta košytė su lengvais priedukais. Kruvinoji merė yra skirta aštresnių pojūčių mėgėjams, tai košytė šiek tiek kruvinukų atspalvio, o čakas norisas košė skirta tikrai tikriems vyrams. Tiem, kurie gali ištverti viską, net ir juodą košę. Neblogas. Nesu labai didelis koldūnų mėgėjas, bet visai neblogai. Kokios rungtys laukia dalyvių? Dalyviai ragaus koldūnus, bus užduotis koldūnų ekspertas, taip pat laimės Vičiūnų įsteigtus prizus, bei dabar vyksta renginys ir vyksta drūnų varžybos. Jau 4 metus iš eilės organizuojamas studentų šlovės takas šiandien ir vėl sukvietė ištvermingiausius studentus išbandyti savo jėgas šauniose rungtyse bei apginti tikrojo studento vardą. Ką čia dabar darai? Bandžiau pasiekti prizą. Ar smagu? Iš tiesų labai smagu, tik tai tiek, kad užduotis atrodo daug lengvesnė negu iš tikrųjų yra, bet vis tiek smagu pabandyti. Standing on my slow to the altar, waiting to survive like my angel did on my open rounds. I've been made by you, hope to get your life and live another day.
Labas vakaras, draugai. Labas vakaras, ponios ir ponai. Na, čia studentai galbūt, ar ne? Ar jūsų vakaras geras? Please come with me and catch my love. Kuo šie rafesai yra išskirtiniai negu praėjusie, kuriuose dalyvavot? Visų pirma, tai laiku. Iš tikrųjų, žiauriai džiaugiamės komandos jau 3 metų darbo, kai 3 metus visi ilginam po valandą laiko. Ir galų gale grįžom į senas vėžes, kai rafesas vėl trunka iki 4 ryto. Man smagu, kad prie mano namų vyksta toks festivalis ir aš manau, kad tikrai bus labai faina. O kalbant apie aklą pasimatymą, kaip abiejų? Tai vat laukia mylėjai ir mus pasiėmė, bet mes tikrai nueisim ir surasim savo antrasias pusės, kai kas suras. Taigi merginos, ieško antrų pusių ir parodykit šiandien, kaip jūs šelsit. Kelintas tai jums festivalis? Visai normaliai, ką aš žinau. Gerai, 10. Štai jums 3 festivalis ir jie duoda 10-tuką. Rasiu, ar paklausiai, kaip man sekasi, kaip reikalai, kaip gyvenimas. Ne, jums rūpi tik jūsų kišenės, nesvarbu, kad jūsų draugas šalia išsekęs. Bet aš nesiskundžiu, tikrai viskas gerai ir būsiu čia iki tol. Tiesioginis eteris ir jūs ką tik išvysit netrukus, kaip yra su tokiamis žmonės, taigi pradedam. Sveiki, gerbiami parapionys. Labai džiugu, kad pagaliau nusprendėte įteisinti savo santykius. Kaip jums sekasi? Ar viskas tvarkoje? O kaip jums rafės pats festivalis? Belenkaip geras. Metus einam ir eisim, kai baigsim studentų. Ar palinkėtumėt studentams sudalyvauti būtent tokiame renginyje ir būtent vestuvės nueis? Būtinai. Jeigu nerapas, jeigu nerap, rap, jeigu nerapas, jeigu nerapas, jeigu nerapas, rap, jeigu nerapas, jeigu nerapas, jeigu nerapas, rap. Pajudėjom nors kažkiek tai. Ar žinote, kas yra rafės festivalis? Taip. Rafės festivalis. Jo, festivalis, kuris vyksta šitam fakultete. O kaip manai, su kuo jis susijęs? Su muzika, daug studentų ir visi baliavoja. O ar esate dalyvavę? Taip, pirmosiuose kursuose, bet paskui ne kažkodėl, nes tikriausiai buvo seniau kažkaip įdomiau. Tai, kad jau kai nusprendėm važiuoti namo su draugais, nuėjom pasižiūrėti, kada autobusas ir taip žiūrim, autobusas buvo prieš 3 minutės. Tai čia buvo žiauru. Pirmosiuose kursuose buvo galimybė sudalyvauti, nes kažkaip gal ir kompanija buvo draugiškesnės, o dabar, kadangi jau kaip ir bakalaurai pabaigti magistratūrą, gynimai ant nosies ir nebuvo, ta prasme, laiko, kur dabar artimiausiu metu buvo. Kaip manai, ar gera idėja kurti tokius festivalius studentams? Manau, gera. Daug žmonių buvo pakankamai. Tik tai, kai čia buvo, kai tie suoliukai nekiek nėjo atsisės, nes viskas buvo užimta. Bet šiaip viskas smagu buvo.